Mes su Mindaugu atšventėm ranką metinę. 1 metų vedybų sukaktį. Tylos daugiau atsiradę, žinučių mažiau, kojinių daugiau, skalbimo daugiau. Anksčiau miegodam susikabinę, dabar jisai plauna indus, aš miegu. Aš dabar nesiveliu su jo iš viso. Jisai mane pradeda traukti kažką, o aš išeinu. Galvoju, aš taip pavargstu nuo jų, kad man praseit pačiai vienai, paklausyti savo muzikos arba pasižiūrėti gėlės, man jau yra gerai. Šiandien podcastą pradėsim nuo paaiškinimo, kodėl mūsų mažiau YouTube. Mes pridėjom į savo Leclerc šeimyną naują produktą, išsileidom apsaugą nuo saulės, ant kurios dirbam, nežinau, metus laiko. Metus laiko laukiam, jo. Metus laiko. Ir turėjom, vienu žodžiu, dirbom prie fotosesijų, paskui turėjom produktų atidarimą, paskui turėjom crazy pirkimus. Daug. Crazy pirkimus. Ir dabar, žodžiu, baigiam su visom siuntom. Ir šiandien jau sakom su Mindaugu, viskas, turim sugrįžti į YouTube, ateit pas jus ir pasidalinti savo, žodžiu, gyvenimo patirtim. Jeigu pamatysit šitą produktą ir ieškot geros apsaugos nuo saulės, tai čia yra jūsų produktas. Ypač jeigu oda dar normali, riebia. Ir kas dar apie produktą, tai iš tikro sandėliui buvo didelis iššūkis, kad ten buvo tiek, ten paletėm vežė siuntos, kiekvieną dieną ten vos spėjom susitvarkyti. Kai mes kuriam produktą arba kažką darom, tai aš būnu daugiau tokia matoma socialiniuose tinkluose, o Mindaugas tvarko visą vidinę dalį. Tai mums produkto paleidimas šito buvo, nežinau, mėnesių darbas. Buvo ką veikti ir, fainai, kad viskas praėjęs pakankamai sklandžiai. Tikėkime, kitą produktą pavyks greičiau išleisti. Atrodo toks paprastas dalykas, bet iš tikrųjų ir fotosesijos, ir logistika, ir paskui dėžutės, ir pakavimą, viską daug. Sertifikavimai, labai tikrai daug darbų. Tai mes jūs nevarginsim ir apie darbą daug nekalbėsim. Šitą mėnesį vyko dar vienas toks labai smagus ir fainas mūsų šeimai dalykas. Mes su Mindaugu atšventėm ranką metinę. 1 metų vedybų sukaktį. Ir aš net nežinau, aš visada pridedu, kad mes 12 metų kartu, nes kartai žiūriu kokių, pavyzdžiui, pensininkų nuotraukas ir būna parašyta, ten 2 metai kartu, tai taip kažkaip, žinai, kai būna toks, o ką tu veikiai prieš tai, toks klausimas. Tai mes jau kartu seniau, nesam kad tik metus, bet, žodžiu, esam kartu 12 metų, apsivedėm prieš metus. Ir šiandien nusprendėm pakalbėti apie tai, kas pasikeitė per tos metus, kas pasikeičia, kaip apsivedė. Kas bendrai pasikeitė? Per 12 metų. Man merginos tam, pavyzdžiui, sako, kai aš kalbuosi su draugiam, sako, tai jau metus vedė, ar kažkas pasikeitė tavo viduj. Galim nuo to ir pradėti. Tai galim nuo to ir pradėti. Ar tu jautiesi vedęs vyras, ar čia tau kažkas labai pasikeitė? Mes jau turėjom vaiką, jau gyvenom kartu, jau turėjom bendrus finansus, bendrą būtį, tai kažkas tokio neįvyko. Didelio pasikeitimo. Reikėjo priprast prie tos minties, kad jau gali vadinti legaliai žmona, tai apart šito daugiau kažko tokio ir neįvyko. Aš jaučiaus tau ir taip įsipareigojęs ir taigi, daug mes turim bendrų dalykų. Aš žinau, kad, pavyzdžiui, jaučiuosi apgauta truputėlį, nes kelios labai artimos mano draugės sako, kai tu su juo ten atliksi tą ritualą, tai ten kažkas tai po vandeninėse srovėse, jūs ten daug tvirčiau stovėsit viens kito ir tu būsi daug labiau tikra ten dėl ateities ir bla bla bla. Ir man nieko šito neįvyko. Aš apgauta, nes man jokia neatėjo vidinio kažkokio boom. Tavo atėjo koks nors, kad jinai tavo žmona, tai dabar čia sėdės ir tu gali įsikalnėti kiek nori? Kad mes pakankamai, sakau, kad mes ir taip pakankamai stabiliai stovėjom. Tai... Aš visada jaučiu, kad jeigu santykiuose kažkas bus blogai, tai nesvarbu, ar tu vedęs, ar tu nevedęs. Man atrodo, kad nesvarbu. Mes nekursim tada tų santykių toliau. Ir viskas, ar ne? Kažkaip bandysim sulipdyti, bet jeigu tikrai, aš niekaip neįsivaizduoju, kad ten... kad tas parašas kažką ten jau taip, jeigu blogai, tai... Aš galvau, tas ritualas kažką ten atvers manyje ir aš jausiuosi kitaip, nes būsiu Mindaugo žmona,
Bet, nieko. Dar net nereikėjo nei jokias ligoninės važinėti ar kažkur, kur galėtum pasinaudoti tą. Žinai, kitą kartą. Kur, tipo, aš, žmona man, tipo, įleiskite, ne? Jo, žmona, įleiskite, arba paskala mano parašas. Mums net nebuvo ne vienos tokios situacijos. Aš kartais net pamirštu, kad aš ištekėjau. Tai va, tai realiai nieko. Iš mano pusės kažkokio ten tvirčiau, geriau, saugiau nieko. Pakankam, aš sakau, pas mus ir prieš tai buvo gerai, tai dabar irgi gerai. Tai gerai, tai dabar imam tą 12 metų kartu. Tai ar tu stengiasi dar prieš mane būti fainas, romantiškas, patrauklus? Aišku, stengiasi. Aš žinokit taip, jam nupirkau Amsterdame, buvau parodoj maikutę. Tokią baltą maikutę. Ir čia vis taip, tokia. Pasakyk pats. Kas nepatė? Ne, aš jau užsidėjau ir tokia, žinot, būna tokia tėvo maikė. Tokia, žinot, nei formos, nieko per daug nėra, bet tokia. Jisai žiūri ir taip matau tą maikutę, taip nustumta su pakabom ten dalin. Sakau, kame reikalas, Mindaugai, čia tėvo maikė, sako, žinai, aš čia viskas pasportavęs, aš noriu, kad čia matytus. Sakau, prieš ką tu čia nori? Tu sako, prieš tave. Tai man buvo, wow, aš galvoju, taip. Ne, pavyzdžiui, šita tai daug geriau. Jisai vaidina ir namuose, žinai. Tai ar stengiamės, tai turbūt stengiamės. Stengiamės, jo, kad nevaikščia ten apsileidus, taigi ir... Bet tas tavo treningas, dabar galvoju. Tai kai... Žinai, tu irgi turi tokių rūbų, kurie, sakykime, kurių gal ir nereikėtų turėti. Tai jau tik... Ne, mes iš tikrųjų... Ką tu prisiminiai, tą mano pilką gal? Tas tavo kelnes, tokias nemirtingas. Aš tikrai, žinokit, turiu tokių rūbų, kad aš pati atsidarau stalčių ir galvoju... Aš galvoju... Taip patogu. Bet man čia nuspaudė visą dieną ir stengiausi būti graži, faina. Ir aš taip norėjau užsidėti ir žiūriu, čia dėmė, čia praeirė. Ir tom dienom, kai aš būnu pervargus, aš imu tas kelnes ir jų taip tas klynas taip žemai. Vienu žodžiu. Net man paskaudant. Žodžiu, turiu tokių rūbų. Prastų rūbų turi. Ir aš jas nešioju, bet aš manau, kad tas yra sveika atsvara. Okay, čia priskirkim prie sveikos atsvara. Man atrodo, mane Mindaugas ir taip labai dažnai mato susitvarkiusią, išsidažiusią, pasitempusią, nes mano tiesiog toks gyvenimas, o kad tenai namuose aš jau mėgstu tas juodas kelnes, kurios neiškaus tikrai ilgio. Gal aš jas ir išmesiu, bet tu mane turi kažkaip sumotyvuoti. Tai ar flirtas liko, tai ar mes flirtuojam? Va šitas buvo įdomus. Ar flirtuojam, tai daugiau mažiau taip, bet kai yra, kas ne? Aš neįsijaučiu flirtuojantį, bet gerai, tu pasakyk. Gal biškai, kai išvažiuojam kur nors. Ne, kai išvažiuojam, tai tada mes full power būnam, kaip sakyt. Pora. Bet jo, dabar su maža dukrytė, tai kiek ten priflirtuosi? Vakar buvo toks flirtas. Kamila atsigula į savo lovytę ir jinai miega tam pačiam kambarį kaip ir mes. Ir sako, ar jūs apsikabinę? Ir tada jinai neguli. Tada jinai atsistoja ir taip kabom tų. Mindaugas sako, Kamilė, prašau padėti galvą. Ne. Aš galėsiu atsigulti tik tada, kai jūs jau atsiskirsit. Mama mano yra. Taip, mama yra man. Tai va, toks yra. Tai toks mūsų flirtas. Dabar Kamilai tas etapas, kai ir mama, ir tėtis tai yra jos ir viskas. Tai tiek ir turim. Tai va. Tai to flirto kaip ir nėra labai daug, mes daugiau gal atsigrėbėm, kaip išvažiuojam, ane? Dabar, kas arba dar... kai Kamila darželė, tai einam, pasivaikščioti. Ne, aš nežinau, kas tas flirtas, už rankos pasilaikom, apsikabinę pabūnam. Tai man atrodo, tas sukasi vis tiek. Žinučių jau nebeliko tų, kur ten, aš negaliu tavęs pamiršti. Jo, bet čia šitas buvo prieš 10 metų, tai ką čia dar sukti? Bet žinok, aš, pavyzdžiui, turiu vieną draugę, jie labai daug laiko kartu, jinai sako, aš taip stengiuosi, kad mano vaikai nepaimtų mano telefoną, nes man jie tiek prirašo. Ir jie ilgai kartu. Gerai, aš galiu tau prirašyti. Ne, mano visas prirašymas būna taip, ką iš Maksimos. Tada būna. Esu Akre, ar ko reikia? Jo, esu Akre, ar ko reikia. Arba kur tu, nes aš greičiausiai netrašau savo žinučių. Aš labai lėtai atrašau žinutės. Tai romantiko žodžiu, pas mus tuo klausimu gal nėra daug.
Flirto irgi nėra daug. Užaugs vaikai, aš galėsiu to prirašinėti, žinau. Nu, prirašinėk man, kartais įdomu. Man įdomu, ką tu rašytum. Kažką sugalvoju. Tai va, tai flirto irgi, sakyčiau, nelikę, bet aš kažkaip jo ir nepasilgus. Tu pasilgus tą flirtavimą? Ne. Aš kaip pasikalbu su savo draugiam, kurios dar yra tam, kaip ten tas gėlių saldainių periodas, tų žinučių, tai man kažkaip, aš labai džiaugiuosi, kad jis baigėsi pas mus. Nu gerai, ko dar yra daugiau, pasakyk, kokie tavo pliusai? Tylos daugiau atsiradę, žinučių mažiau, koinių daugiau, skalbimo daugiau, buities daugiau, bet meilės tu sakytum daugiau ar ne? Meilės daugiau. Nu, tai va. Meilės stabilumo, kažkokio gal supratimo daugiau. Man atrodo, supranti, kaip būdavo, pavyzdžiui, jeigu grįžtant į pirmus etapus, tai mes būdavo tokie labai du besitaškantis emociniai kamuoliai. Pasakė, ten įžeidė, myli, nemyli, bėga, ten gaudai, vienu žodžiu, kaip kokiam filme, ten paskui kažką pasakė, jinai ten naktį važiuoja, tu ją gaudai, vienu žodžiu. Šitą darėm ilgai prisipažinti. Tai taip ir sukosi, bet tipo negali be vienas kito, bet kartu irgi ten kažkas sukasi. Tai dabar jau kaip ir įvyko tas apsiglūdinimas. Aš žinau tavo ten pain pointsus, tu žinai mano, kas mane gali ten užkabinti. Tai mes, taip stengiamės, kaip sakyt, sąmoningai neiti tos dalykus, ne, ten kažkokias situacijas ar kažkokius pasakymus ten negražius, kur anksčiau tekždavai beleką ir ten kitas. Šitas labai fainai, nes... Aš tai nepasilgau šito viso etapo, man tai toks, visiškas... Gal tada įstros ir buvo daugiau, žinai, taip susipyksti, tada vos neišsiskiri, tada viens kitą trauki, bet iš tikrųjų, kas liečia dabar, kaip mes turim dabar, tai, nežinau, ypatingai paskutinius gal 2-3 metus, tai mes pradėjom daug mažiau pyktis, tu sutinki? Iš vis paskutinius metus... Gal dėl to, kad vaikas... Nežinau, man atrodo, gal terapija padėjo. Ir iš tikrųjų... Tiesiog energijos nelieka ten dideliam pykčiam. Jo, konflikto apmažėjo, kai atėjo Kamila, nes labai daug, žinai, ten ir nemiga, ir tas, ir buitis, jau ir verslai. Jau turėjom tokio survival. Tai tada mes kažkaip nusikreipėm viens nuo kito taip. Trigerių. O dabar paskui aš dar išėjau terapiją, kokią 20 valandų, ir kažkaip dar su ta terapija dar sumažėjo pykčių. Taip. Aš dabar nesiveliu su juo iš viso. Jisai mane pradeda traukti kažką, o aš išeinu. Galvoju. Mes pakeitėm šitą dalyką. Taip. Anksčiau, jeigu mes susipykdavom, mums atrodė, kad reikia būtinai išsikalbėti, išsisakyti, kas nepatinka ir taip toliau, o dabar mes kažkaip... Bandom į skirtingus, modelius. Dabar jinai atsitraukia, arba aš atsitraukiau, tai nueina tos emocijos, tai tokie... Aš šiandien Mindaugui sakau, aš neatsimenu, kada aš verkiau. Anksčiau aš visada apsiverkus ir visada su kažkokiais kompresais aplinkui. Aš anksčiau googlindavau, kaip nuimti tą patinimus, visagis viską, o dabar kažkaip... Ir labai faina, nes, tai kas, kad tos gal kaip birkšties mažiau, ne? Bet... Aš tai nesutinku, kad mažiau. Tu pažiūrėk, pavyzdžiui, kokiam, kai buvom į metinių kelionę išvažiavę, kur ten... Taigi ten... Ne, bet, žinai, tai aišku, ten, kai jau esi ten tokioj kelionėje, tokioj aplinkoje, tai jau ten tai nesvarbu, tai ir į Lenkiją važiavome į dviese pabūti, man atrodo, kad... Tai kibirkštis yra kartą per mėnesį, tą dieną, kai mes atsitraukiam nuo vaikų paprastų laikų, į buitį mes daug prasilenkiam ir kibirkščių mažiau. Ar tu nesutinki? Tai gal šiek tiek mažiau, bet kad nėra, tai... Anksčiau mėgodam susikabinę, dabar jisai plauna indus, o aš mėgu. Taip dabar yra. Bet ar tas kažkaip blogai? Tikrai ne. Man irgi atrodo, kad... Tai man tas atrodo, kad kažkaip merginos taip dažnai sako, oi, čia kažkaip praradimas, nuviestate santykiai, buitis, bet aš jokių būdų nenorėčiau sutikti, kad tas kažkaip blogai. Tai buvo mūsų pirmas etapas, ne tas visas emocinis toks taškalas, tikrai nepasilgstu šito. Buvo gražių momentų, kai ten, tikrai buvo, bet šiaip... Tuo laiku, kai dirbam kartu, vėl buvo nauji iššūkiai. Aš atsimenu tą laikotarpį, tokį kaip pakankamai krizinį laikotarpį. Mes kaip tik galvom, kad darbas kartu pagadins santykius. Tai mes rėjom pas terapeutus su savo ten problemą, sakykim. Nes tas atrodė problema, bet dabar man kažkaip tas neatrodo problema. Kaip mes iš jos išaugom. Tuo laiku tai atrodė, kad oi, kaip čia bus, kaip mes čia
Jo, atrodė, kad... Dings aistra, dings viskas, būsim tik tai draugeliai, darbuotojai ir vienu žodžiu ir baigsis santykiai su to. Bet labai dažnai iš tikro tos visuomenės klišės pagadina. Nu taip, kur sako. Čia kai, žinot, pavyzdžiui, ten pradedi dirbti, oi, galas santykiam, arba ten, oi, ten, jeigu tarp vaikų didelis skirtumas, nesusidraugaus, bla, bla, bla. Šitais dalykais netikiu, netikėsiu ir patensas patikrinsiu. Aš žinau, kad daug atvejų ta patirtis, jinai teisinga, bet mūsų atveju labai daug kas ir nepasiteisino iš tų tokių, ne? Taip. Tai va. O kas paskui? Paskui buvo tėvystė, ne? Irgi naujas etapas, kuris irgi buvo su savo iššūkiais, bet aš žinot, kiekvienas tas etapas kažkaip atskleidžia, ne, apie žmogų kažkokias savybės. Ar ten, kad ir tas pirmi tie mūsų visi emociniai kalneliai, kažką apie kitą parodo paskui. Darbas kartu parodo, darbo etika, atsakomybė, sąžiningumas, daug su tėvystė irgi, aš ją pamatau kaip mano vaiko mamą ir vėl kažkaip kitaip. Tai aš kaip per mūsų vestuvės sakiau, mes to video ir neįdėjom, gal kažkada įdėsim po daug metų. Man tai, pavyzdžiui, tai tikrai, kuo aš tave taip geriau pažįstu tose rolėse, to tu man, gražesnė. Ir tas yra true. Bet aš nemoku priimti gražių komplimentų, tai aš žiūrėkit dabar, kaip išvažiuosiu į kitą. Ačiū. Prašau. Bet daugias kartais būna toksai labai direct ir aš kartais nežinau, kur dėtis. Tai va dabar buvo ta situacija. Bet ačiū. Tai va. Tai kur nukreipsim? Ne, bet ne, man taip yra. Ačiū Dievui, kad taip yra iš tikrųjų. Tai pažiūrėsim, ką atneš kiti etapai. Aš sakyčiau, labai duoda tas, kad mes turim tą bendrą verslą ir mes turim tokią kryptį kartu. Jeigu tu turėtum kažką savo labai atskiro, aš savo, ir mes tik susitiktumėm buityje, aš nežinau, kaip tas būtų. Gal ir būtų sudėtingiau, tikrai. Dabar darbas kartu ir yra mūsų ta tokia stiprioji dalis, nes mes ir keliaujam daug, ir kuriam daug, ir laiko kartu praleidžiam, ir darbas mums duoda temas. Tas yra pliusas, mums dabar pliusas ir, daug įdomesnis ir gyvenimas. Mes šiandien važiuodami kalbėjom apie tai, ką norėtumėm perduoti jum, rytoj važiuojam kartu į televizijos laidą. Filmuosim irgi ir bus fainas laikas kartu, turbūt Vilniuje dar eisim pavalgyti, tai mūsų tas toksai darbas kartu, jisai yra toks visai fan. Dabar tai netrodo kaip problema, tas yra kaip suartinantis dalykas. Tai taip ir keitėsi per mūsų visą 12 metų. Taip, ir į kurią dar pusę pasikeisti visai neaišku. Per paskutinius metus kažkaip tikrai daug ramiau. Gal dėl to, kad tu terapiją pradėjai, aš nežinau, kad kažkaip pasikeitė tokie požiūrio kampai. Bet ir labai fainai ta ramybė tokia, man jinai leido padaryti daug kitų dalykų labai. Mano labai pagerėjo turinys, mes labai daug sukūrėm, aš labai daug... ir šiaip ir produkto prasme, ir verslo prasme, kažkaip kaip ta energija nusiema nuo to tarpusavio, tokio gali save realizuoti kitose srityse ir tie santykiai nėra, kad jie nukentėtų, jie kažkaip, mes tiesiog renkam tas patirtis toliau kartu, tik tai tiek, kad nesišvaisto tą energijom, tokia ta aiškinimas. Tiek daug. Ir neprisišnekėtume. Kas dar, matai, pasikeitė pas mus, tai kad Kamilytė pradėjo eiti darželį ir atsirado, daugiau laiko vienam su kitu. Pavyzdžiui, vakar aš nuvežiau Kamilytę, Rūta ėjo į sportą, aš irgi nuėjau pasportuoti ir aš kažkaip, norėjau su ją pabūti, aš pas ją atvažiavau ir ėjom per parką kartu susikabinę. Jis sako, aš ateisiu tave iš sporto pasitikti. Sakau, o aš sportuoju prie žolyno ir žinot, kaip aš taip pavargstu nuo jų, kad man praseit pačiai vienai, paklausyti savo muzikos arba pasižiūrėti gėlės, man jau yra gerai. Tai Mindaugas sako, ne, aš ateisiu, nes mes turim vienu žodžiu. Aš noriu su tavim pabūti. Gerai, sakau. Vakar su tavim pabūti. Ir tas iš tikrųjų labai faina. Ir mes tiesiog ėjom per žolyną ilguoju keliu. Ir aptariam savo visas aktualijas. Taip, buvo fan. Ir kažkaip, man atrodo, kad tie maži dalykai, jie labai daug duoda, nes aš jaučiu, kad jisai nori būti su manim.
Ir gal jisai vakar nepajuto, kad aš noriu būti su juo. Bet mes vis tiek tą padarėm ir mes turim tokią bendrą viziją, kad mes turim dėti tą bendrą santykių kūrybą. Ir tas yra vienas iš mūsų prioritetų. Tai mes ant to leidžiam pinigus, skiriam laiką, net jeigu nelabai norim vis tiek skiriam, ar ne? Nu, kartais atrodo gal patogiau ten gulėti, kokį podcastą pažiūrėti, negu kad vaikščiot kartu ar ten duoti. Aš suprantu, tu buvai truputį pavargus nuo žmonių, nuo visų ten dalykų. Tai tau gal norėjos biškai taip užsidaryti ir pabūti, aš tave palydėjau iki namų. Jis mane palydėjo iki namų ir aš tada jau pabūti namuose. Tai čia gal žinot savo tokius. Tai va. Bet man atrodo, kad tie santykiai žydi, nesvarbu po kiek metų, tada jeigu tu jos laistai kaip ir maitini ir vis tiek darai... Žmogui svarbu ir atliepi jo. Darai kažką kartu. Tai va, tai šiai dienai mes turim tą darimą kartu. Vaikus, verslą ir kaip mums seksis, mes vis updatinsim vėliau. Man iš tikrųjų labai įdomu, jeigu kas nors esat vedę ir pamatot kažkokius pasikeitimus. Aš labai norėčiau, kad man merginos parašytų, ką jūs pajutot kitaip, kaip apsivedėt. Mane šitą temą neramina, kad aš kažką misinu. Kad tu nepajautėjai, ne? Aš kažko nepajaučiau, gal tu man nepadėjai kažko. Man atrodo, nepasirašiau, ne? Aš nežinau. Man atrodo, kad pas mus ir tai buvo pakankamai stiprus tie santykiai, kad tas ten parašas kažką tai padarytų, aš nematau labai kur. Labai įdomu iš tikrųjų, ką parašys merginos, nes kitos tikrai jaučia ir stabilumą, ir pasikeičia visai santykiai. Tu ir taip jautėsi pakankamai stabili, tai čia. Tai va. Tai lauksim jūsų atsakymo. Santykiai iš mūsų pusės tikrai verti investicijų, nes jie nulėmė iš tikrųjų tavo gyvenimo kokybę. 100%. Ir parašykit. Lauksim jūsų pasidalinimą. Ate, smagu. Ate.